Sovietiniai daugiabučiai yra Vilniaus gyventojų kasdienybė. Tačiau užsieniečiams tai atrakcija. Pavyzdžiui, už 20 eurų galima su gidu pasivaikščioti po Lazdynų mikrorajoną, o miesto centre pamatyti sovietinės architektūros pavyzdžių. Kyla klausimas, ar tokios ekskursijos nėra sovietinių reliktų garbinimas? Kylant Lietuvos sovietinių paveldų susidomėjusių užsieniečių skaičiui, kyla ir diskusijų, ar ši šaliai skaudi istorijos dalis turėtų tapti turizmo objektu. Susidomėjo ir garsus užsienio turinio kūrėjai kaip Jungtinės karalystės keliautojas Bold and Bankrupt ar britų dienraštis The Guardian, atvykę į Lietuvą būtent dėl sovietinio paveldo. Paklausus, ką mano patys Lazdynų gyventojai, kurių mikrorajonas ir susilaukia daugiausiai dėmesio, jie atsako, kad tokios ekskursijos atspindi tikresnį gyvenimą sostinėje. Kaip manote, ar turistam turėtumėm rodyti tokius rajonus kaip Lazdynai? Žinoma, turėtumėm, kodėl ne. Čia irgi yra dalis Vilniaus ir dalis Lietuvos ir nebūtinai reikia tik tai centrą rodyti, bet galim parodyti ir, kaip iš tikrųjų žmonės gyvena. Jeigu susipažinti, iš tikrųjų tai pamatyti kasdienį galbūt gyvenimą, kaip kas gyvena, tai aišku, jeigu tu parodysi vien tik tai kaip gyvena žmonės, Vilniaus centre, tai galbūt tai neatspindės tokio kasdieninio gyvenimo Vilniaus. Tai iš tikrųjų, tikrai galima parodyti, aš manau, vis tiek papasakoti irgi apie istoriją, papasakoti vis tiek irgi svarbi architektūros sovietinės dalis buvo Lazdynai. Dažniausiai ekskursijose po sovietinį Vilnių lankosi vakarų šalių gyventojai. Ture, kuriame gavome progą apsilankyti, dauguma turistų buvo istorijos studentai ir profesoriai. Kalbinti užsieniečiai teigia, kad tokios ekskursijos supažindina su istorija, kurios jie niekada negirdėjo ir padeda suprasti, ką išgyveno patys lietuviai. Vakar dalyvavau ekskursijoje po senamiestį apie Vilniaus žydus ir man kažko trūko, kad susidaryčiau visavertį vaizdą apie miestą. Ekskursijoje apie žydus buvo pasakojama istorija iš jų perspektyvos ir aš apskritai nieko nežinojau apie čia vykusį karą. Mums Amerikoje nepasakojama nei ketvirtadalio šios informacijos, todėl pamaniau, kad tai būtų puikus būdas sužinoti ją per trumpą laiką. Pasirinkau ekskursiją po sovietinį Vilnių dėl to, kad apie tai mokiausi universitete ir dar šiek tiek mokykloje. Tai natūraliai mane domina. Labai norėjau išgirsti apie tai iš lietuviškos perspektyvos, pasikalbėti su vietiniu. Tai mane labai domina ir galvojau, kad per ekskursiją smagiai praleisiu laiką. Turo po sovietinį Vilnių gidas Šarūnas nemano, kad ekskursija romantizuoja Sovietų sąjungą, o kaip tik kelia klausimų apie šalies traumas. Gidas prisimena, kad kartais per mėnesį pasitaiko keli turistai, kurie netiki sovietinę priespaudą, tačiau dėl to ekskursijos turinys nepasikeičia ir ji nevirsta praeities garbinimu. O kodėl man tas svarbu yra parodyti būtent realybę ir parodyti būtent sovietinį Vilnių užsienio svečiam? Man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir visame kontekste, kas vyksta dabar. Ir bendrai daugiausiai ateina iš vakarų Europos, iš Amerikos, Kanados, Australijos žmonės, tai sakykime iš vakarų šalių. Ir tai yra labai svarbu, kad jie suprastų, ką mes patyrėm lietuviai. Ir man atrodo, ypatingai, pavyzdžiui, mes dabar esame Europos Sąjungoje. Jeigu tu esi koks nors Olandas, tu ateini į sovietinį turą, tu gali suprasti, kaip rytų europiečiai jaučiasi. Ir tas yra labai svarbu, kad būtų daugiau supratimo Europos Sąjungoje. Mes kartu gyvenam dabar. Mes turim apie vakarus mokytis, jie turi apie mus mokytis. Gidas pasakojo, kad kai kurie žmonės pyksta dėl tokių ekskursijų rengimo, aštriau reaguoja į sovietinės praeities rodymą. Istorijos daktaras Nerijus Šepetys teigia, kad tokios diskusijos kyla dėl to, kad visuomenė sujautrėjo po prasidėjusio karo, labiau nori kelti klausimus apie sovietinę praeitį. Aš labai noriu, kad mes kaip istorikai paprastai už visą senovę kažkokią pasisakom jos neliesti, palikti kaip yra, tai kad neatrodo, kad čia kažkokia apologetika yra. Bet o ką daryti, tai yra padidintas jautrumas. Kaip tą racionalumą įvesti šitą labai sudėtinga yra. Tai kažkokiu būdu, tokiu neutralesniu kalbėjimu turbūt ir galima tą daryti. O kokią istoriją turėtume kalbėti būtent turizmo? Aš nežinau, man atrodo, bet kokią istoriją pasakojant,
svarbiausia prisiminti, kad žmonės yra įvairūs, ne? Žmonės yra įvairūs, skirtingi, jeigu tu pasakoji apie laiką kažkokį, ne? Tai tu nepasakoji iš vienos perspektyvos. Jo labai iš valdiškos perspektyvos, sovietų valdžios perspektyvos, ar ten kažkokių architektų perspektyvos, kažkokių menininkų perspektyvos. Nieko nėra šlikščiau, kai kažką pasakoja apie kažkokį kūrėją ir pateikia kažkokį dvasingą, nepaprastai gerą, malonų žmogų, kuris padarė labai daug gražių dalykų, kuris mes turime gėrėtis. Ne, visą laiką turi būti įtampa. Man atrodo, bet koks pasakojimas stovint įtampos, ne? Įtampos tarp to, kas gera, bloga, gražu, bjauru, kas yra malonu, šlikštu. Ir jeigu tai yra tokie pasakojimai, tai yra bliuks. Istorikas Nerijus Šepetys teigia, kad nevertėtų kalbėti apie Lietuvos istoriją tik iš vienos pusės. Kalbant racionaliai bei neutraliai galima papasakoti net ir visuomenei jautrius įvykius.